Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje šalia Meironų kaimo yra įsikūrusi gamtos mokykla. Gamtos mokykla yra skirta vaikams mokytis gamtoje ir mokytis iš gamtos. Iš viso mūsų gamtos mokykla siūlo 10 edukacinių užsiėmimų, kiek gamtinių, tiek kultūrinių. Visos jos yra aprašytos mūsų tinklapyje, kur pateikta detali informacija apie kiekvieną edukaciją. Mūsų mokykloje išskirčiau 3 vaikų mėgstamiausias veiklas. Pirmoji yra gamtinė edukacija iš kur tos spalvos, kur vaikai supažindinami su spalvomis, iš kur jos atsiranda. Visa edukacija dalinasi į 3 etapus. Pirma yra tokia kaip teorinė dalis, kur vaikai susipažįsta su spalvos atsiradimu, pigmentais. Antra dalis daro tyrimąjį darbą, kur gauna sektuvus, įsijaučia į mokslininkų ir atradėjų įvaizdį, keliauja per pievą, mišką, renka žoleles, rašo, apibūdina. Ir trečioji veikla pati įdomiausia, kur iš gamtinių žaliavų vaikai daro piešinį. Antra edukacija būtų gamtos pėdsakais. Tai toks labiau sportinis žaidimas kartu su pažinimu apie gamtą, kai vaikams yra išdalinami žemėlapiai. Žemėlapiuose yra nurodyti tam tikri taškai, kur vaikai randa užuominas. Surinkę visas užuominas, jie grįžta į gamtos mokyklą ir turi sudėti dėlionę, kurioje yra pavaizduotas mūsų Aukštaitijos nacionalinio parko perliukai. Ir vaikai laimi ne tie, kurie pirmie sudeda dėlionę, o tie, kurie randa enciklopedijose ir knygose pavadinimu tuo piešiniuku. Trečioji edukacija būtų kultūrinė, pro kokį langą žiūri, taip ir matosi, skirta moksleiviams 5-8 klasių. Ir edukacijos tikslas yra supažindinti moksleivius su Rytų Aukštaitijos langų puošyba, niuansais. Keliauja vaikai iki Meironų kaimo etnografinio, kur galim gyvai dar apžiūrėti tas gražias langinės, visus raštelius, jų atsiradimo istoriją, iš kur keliauja šitie raštai. Vaikai gali, kam įdomu, fotografuoja, tada grįžtama mokyklą ir bandom atkartoti, kirpdami tradicinės lietuviškas užuolaidėlės.